Daliau, padėk, mane apkniso pirkėjas. Tikiuosi, tas žmogus neįsižeis ir neužpyks už papasakotą šitą istoriją, bet buvo situacija tokia, kad skambina man žmogus ir pasakoja savo situaciją. Sako, pardaviau butą, sutarėm kainą, imkim 40 000 eurų ir paprašė, kad ant popierių parodyti mažiau, tarkim 20. Ir sutarė taip, kad 20 000 bus padaryta pavedimų, 20 000 eurų bus paduota grinais. Visi suprantam, dėl ko taip yra daroma ir nežaiskim čia vaikų darželio. Visi tai puikiai žino ir viskas yra ok. Kiek tai yra teisėta, kiek tai yra neteisėta, mes į tą situaciją šiuo metu jos neanalizuojam. Ir esmė yra tokia, kad jie sutarė, tas pirkėjas, koks ten kaip ir ale pažįstamas, kažkas, žodžiu, ir vienam ir kitam ta situacija buvo priimtina ir visi buvo apie tai susipažinę ir nieks vienas kitam pretenzijų neturėjo. Bet pretenzijos atsirado visoje toje eigoje. Situacija buvo tokia, kad kiek tas žmogus man pasakoja, kiek ta istorija reali, aš nežinau, joje nedalyvavau, tiesiog žmogus manęs prašė pagalbos, teisinės, sprendžiant šitą klausimą. Situacija tokia, kad jie sutarė, nuėjo pas notarą žmogus padarė pavedimą, pardavėjas atidavė turto raktus, įvyko pirkimo pardavimo sandoris, visi išeina iš notaro ir pardavėjas klausė, sako, tai kada bus likę pinigai? Pirkėjas sako, kas? Ką? Ir žodžiu gavosi taip, kad žmogui buvo įpūstas ragas ant tų pinigų. Ir kaip dabar išspręsti šitą problemą teisiškai? Kaip visą tą reikalą susitvarkyti? Kad pardavėjas apgauna pirkėją, tai čia yra vienas dalykas. Bet kad pirkėjas apgauna pardavėją, čia jau yra biški kitokia situacija. Ir dabar teisiškai iš tikrųjų kaip šitą reikalą visą išspręsti. Realiai šitoj situacija yra vienintelis mano akim dabar, ten nežinau kiek to laiko praėjo nuo to skambučio, kažkaip šiandien važiuoju ir galvoju, prisiminiau šitą istoriją ir tik dabar išmąsčiau, kaip galima būtų išspręsti tokį reikalą. Vienintelis mano akim logiškas sprendimas yra darytis sandorio restituciją, nurodant būtent ne tai, kad pirkėjas tave apgavo, o tai, kad pasikeitė tavo gyvenimo aplinkybės ir kad tu, tarkim, neturi kur išsikraustyti, dar kažkas kažkur kažką. Ir, sakykime, pagal įstatymą yra tokia galimybė tą susitvarkyti. Ir kadangi tai, aišku, reikėjo visą tą dalyką darytis tada, o ne praėjus kažkiek tai laiko. Ir, sakykime, tada jau yra 50-50, kad galbūt paės, galbūt nepaės, priklausomai nuo tavo advokato ir kaip ten teismai sugebės įrodyti. Ir kas tokioj situacijai būtų, tu tiesiog grąžintum atgal tos gautus pinigus ir nuosavybė grįžtų atgal. Ir kad ten žmogus tau įpūtė ragą, tai tas ragas jisai ir sugrįžtų atgal pas tave. Tai yra, tu neturėtum nuostolio bent jau tiek, kiek žmogus tuo metu patyrė, nes jisai prarado pusę pinigų. O tai šiaip žiūrint iš baudžiamosios teisės, aš jau nešneku apie tai, kad rodymas ant popierių yra irgi baudžiamoji atsakomybė, ne apie tai mes dabar šnekam, bet apie tai, kad tiesiog pirkėjas nesiskaitė su pardavėjai. Tai kad būtų tokių situacijų kiek yra mažiau, kiek įmanoma mažiau, aš vadovaujuosi vieną taisyklę. Pirma popierukas, paskui pinigiukas. Dėl ko? Pažįstamas, nepažįstamas, pinigai draugų neturi. Tiesiog, ir jeigu žmonės būtų bent elementariai užsirašę kažką, tai kad kaina yra tokia ir šalys susitarė, jūsų susitarimą neprivalo žinot notaras ar dar kažkas. Tai yra jūsų susitarimas. Kas kaip ką susidėliojat, jūs suaugę žmonės ir jūs susidėliojat visą tą situaciją ir patys prisėmat atsakomybę. Tai tiesiog pirma popierukas, paskui pinigiukas. Arba kartais tokioj situacijai, tai aš darau kaip, jeigu reikia, jeigu iškyla toks klausimas. Bet aš nedarau, pas mane taip nebūna. Tai prieš einant pas notarą yra pirma paimami pinigai, tada nueini pas notarą, pasirašai sutartį ir tada išsiskirsti. Vienintelis būdas, kaip save apsaugoti. Viskas. O už savo gyvenimo klaidas, kaip žinia, atsakom mes patys. Ir labai dažnai paskutinį metu susiduriu su to klausimu, Daliau, gal gali padėti, nes. Ir tada pradeda žmogus vardinti savo problemą. Užuot sumokėję man už konsultaciją, prieš priimant kvailą sprendimą, žmonės pirmą priima kvailą sprendimą, paskui prašo padėti. Tai jūs, chebra, pirmą, jeigu jūs gražiai pašnekėsit, jeigu jūs mokėsit su manim susitart, žinokit, konsultaciją galbūt gausit ir už dyką. Bet mano tos tokios trumpos, paprastos konsultacijos, jos nėra brangios. Jeigu man jau reikia
spręsti jūsų problemą, tada taip. Tada tai gali kainuoti 1000, 2000 ir daugiau eurų už jūsų problemos sprendimą, bet mano konsultacija tiek nekainuoja. Mano konsultacija realiai prasideda nuo 10 eurų ir žiūrint kas per situaciją. Jūs papasakojat savo problemą, jūsų klausimą ir aš galiu pasakyti, išsiunčiu iš ankstinę sąskaitą, jūs ją apmokat ir gaunat iš manęs konsultaciją. Viskas. Ir tai yra žymiai paprasčiau, nekainuoja jums nervų ir visa kita. Tai nebūkit kvailiai, susimokėkit už konsultacijas ir išvengsit daugybės nesusipratimų ir įėjimų į teismą. O kaip su manim susisiekti? Jeigu žiūri šitą video, vadinasi, žinai ir kur pažiūrėti. Mano telefonas visą laiką mano profilė, puslapyje rasknamus.lt ir visose kitokiose platformose mane surasti visą laiką galite, aš niekur nesislepiu.